Sveiki žvejų žinių žiūrovai. Rugsėjis. Rugsėjis tai pats geriausias metas gaudyti upėtakius, kurie per vasarą sustiprėjo, paaugo, priešinasi taip, kad pavasarį apie tai ir pasvajot negalima būtų. Na ir savaime suprantama, kad dabar keičiasi upėtakių racionas. Nuo vabzdelių gaudimo, kuris vasarą sudarė apie 80% jų maisto, jie pereina ruošdamėsi žiemai, o pirmiausia ir nerštui ruošdamėsi prie stambesnio grobio. Parinkom keletą Žemaitijos upelių. Tai nebus kažkoks tai vienas įvardintas upelis, bus keletas ir parodysime jums, kaip dabar galima gaudyti upėtakius vobleriu. Sveiki žvejų žinių žiūrovai. Šio mūsų susitikimo etery tema nenauja, tačiau tikriausiai viena iš tų temų, kurios mūsų krašte labiausiai apgaubtos paslaptingumo skraiste. Ja šiandien ir norime šiek tiek praskleisti ir parodyti, jog daug kas dažniausiai priklauso nuo labai objektyvių dalykų. Toji tema – upėtakių gaudymas mažose upėse, dažniausiai tekančiose per sunkiai įžengiamas ir nuošalias vietas. Taigi pabandykime kartu su jumis apžvelgti į tai, kas upėtakių gaudyme spinigų objektyvu, o kas subjektyvu. Žinomas menininkas Leonardas Gutauskas prieš kelis dešimtmečius draugų tokių pat prisiekusių upėtakių žūklės mėgėjų ratelėje yra pasakęs sparnuotą posakį, kad upėtakiai gyvena ten, kur nutiestas asfaltas. Šiandien šis absoliučiai objektyvus pastebėjimas, gana tiksliai apibrėžiantis upėtakių užimo gyvenamąją erdvę, kurią mokslininkai vadina rūšies arealu, yra dar svarbesnis nei per kelis dešimtmečius mūsų krašto urbanizacija. Dar labiau išsiplėtė ir daugelis upių atsidūrė labai arti žmogaus gyvenviečių. Kažkada mūsų krašto upėtakiams pavyko išgyventi nelengvą visuotinės melioracijos metą. Dabar jiems tenka mokytis išgyventi iš naujo, nes upės savavališkai keičiamos, reguliuojamos, perkasamos. Nutiko netgi toks atvejis, kad vienas politikas nepasidrovėjo naują vagą nukreipti ichtiologinio draustinio statusą turintį Siesartį. Taigi upėtakiams reikia trauktis į pačias nuošaliausias vietas, kurias mums sutiko parodyti keletą Žemaitijos krašto upėtakių meškeriotojų. Kadangi visus sugautus upėtakius jie paleidžia, kad turėtų ką gaudyti kitos išvykos į paslaptingą ir nuostabų mažų upių pasaulį metu, mes jų prašymų neatskleisime, kur teka upės ir upeliai, kuriuos matysite šioje laidoje. Kita vertus, tikram meškeriotojui, kuris nori patirti tikrus nuotykius, tai nekliūtis, juk kiekvienas turi susirasti savo vietą ir išmokti juose suvilioti atsargų upėtakį. Upėtakiams iš tiesų reikia būti dar apdairesniems, atsargesniems ir įtaresniems, kad galėtų išlikti tokiomis dienomis, kai labai norisi valgyti, o panosėje nuolat masinančiai vinguriuoja apetitiški masalai. Tai laikas, kai Leonardas Gutauskas pasakė aforizmų tapusi posakį, upėtakius gaudydavo vos vienas kitas meškeriotojas, o dabar upėtakių meškeriotojų toks gausus būrys, kad savaitgaliais prie dažnai lankomų upių, kur yra patogesnis priėjimas prie vandens, visiems jau ir vietos nebepakanka. Iš vienos pusės tai blogai,
nes iki minimo sumažėja šansai sugauti upėtakį, o iš kitos gerai, nes tai padeda išlikti mūsų krašto upėtakių populiacijai. Juk nepaslaptys, kad didžiausia tikimybė sulaukti upėtakio kibimo yra tada, kai po nakties pirmą žengi upelio krantu. Po to, kai meškeriotojo siluetas užšmėžuoja pakrantėje, galima beveik 100% teigti, kad upėtakiai tą dieną jau nekibs ir tūno slėptuvėse. Žinoma, išskyrus tas retas išimtis, kai pasitaiko visuotinio kibimo dienos. Mes suprantame tokios gamtos malonės nesitikėjime ir leidomės prie krūmokšnių tankmėje vinguriuojančios nedidelės upės, laikydamėsi visų atsargumo priemonių, avėjame minkštapačiais batais, vilkėjame maskuojamą aprangą ir žengėme pakrantę neskubėdami ir atsargiai. Tai padėjo ir mums pavyko prisliūkinti nepastebėtiems ir nešiniems kamerą prie pirmo duburio. Nužingsniavus brūzgynų gožiamomis pakrantėmis keletą kilometrų, tampa aišku, kad toliau tęsti žygį nėra jokios prasmės. O ir mūsų palydovas patarė pabandyti laimę kitoje upėje, esančioje dar nuošalesnėje vietoje. Kai atsidūrėme kitos upės pakrantėje, iš pradžių nustebina balkšvas vandens atspalvis. Mūsų palydovas iškart atvedė prie bebrų patvenkto upės ruožo. Tėkmė čia vos juntama, tačiau gelmė ir slėptuvių žymiai daugiau. Masalas nuviguruoja palei jas, tačiau reakcijos jokios. Upė atrodo išmirusi. Ėmėme svarstyti, kad tokioje nuošalioje vietoje galėtų pasidarbuoti brakonieriai. Tačiau mūsų teorija sugriauna į šipulius galingas pliūkštelėjimas, po kurio saulės spinduliuose sublizga į orą iššokęs didžiulis upėtakis. Be jokios abejonės tai ne profesorius, o akademikas, kad jam gerai pažįstami pavojų keliantis masalai parodo tolesnę įvykio eigą. Upėtakius, kurios slėptuvė aiškiai nuspėjama, nesusigundo nei vienu pasiūlytų masalų. Tik nedidelė lydekaitė išnėrusi iš po kerplėšos bando stverti apetitiškai vinguriuojantį Jozuri Elminau, tačiau nesuspėja, bet mes į ją nekreipėme nei menkiausio dėmesio, nes stambaus upėtakio išėjimas mūsų mintis nukreipė viena linkme. Po jos mums lik ir vėl nusišypsojo sėkmė. Palei krantą tik jau mūsų pusė vėl nuvilnijo ratilas. Vadinasi, upėtakių čia yra ir daugiau. Kita vertus, kurgi nebus, jei kilometro ruože tai vienintelė vieta, kur dar yra šiek tiek gilesnių duburėlių. Todėl upėtakiai čia ir telkėsi. Po šios išvykos nekartą diskutavome, kodėl šį sezoną vakarų Lietuvoje buvo toks žemas mažųjų upių vandens lygis. Juk vien lietaus stoka to nepaaiškinsi, nes mažosios upės nemažai vandens gauna iš šaltinių. Vieningos išvados taip ir nepriėjome.
Matyt, susidėjo ne viena priežastis, tačiau upėtakiams tai ne į naudą. Šiuose kadruose galite pasižiūrėti, kaip atrodo mažosios Žemaitijos upės iki pirmųjų lietingų rudens dienų. Praktiškai slėptuvių neliko. Vanduo skaidrus ir permatomas, kaip krikštuvas. Tad mums pasisekė, kad palydovas atvedė į vieną iš nedaugelio likusių vietelių, iš kurių upėtakiai nepasitraukia į didesnės upes. Na štai, po meškeriojo upėtakių nuėjome pasikalbėti apie voblerius. Tik šį kartą kalbėsim, nors laidos tema upėtakių meškeriojimas, kalbėsim ne apie voblerius skirtus upėtakiams, o tiesiog norime jums priminti, kad rugsėjo mėnesį prasideda dar limituotos, dar kitaip vadintos lašišų ir šlakių žūklės laikotarpis, kuris truks visą mėnesį, o paskui galbūt bus pratęstas, kas pirks atskiras licenzijas, iki spalio vidurio. Kažkada mes gaudydavom lašišas ir šlakius, epizodiškai, netyčia, todėl ir mūsų žinios yra tokios, pasenusios savotiškai. Kažkodėl visi galvoja, kad geriausias masalas yra blizgė, o jau seniai geriausias masalas yra vobleris. Kodėl? Todėl, kad vobleris yra labai tikroviškas. Lašiša, pasak ichtiologų, dažniausiai stveria masalą ne todėl, kad jinai norėtų jį praryti, o todėl, kad veja, neprašytus svečius nuo savo nerštavietės, tiesiog refleksas vyti į šalį tuos, kurie priplaukia arčiau ir gali pasigviešti jų ikrus. Savaime suprantama, kad kas gali geriausiai ir tikroviškiausiai imituoti, tokį priplaukusį atėjūną, kuris nori paragauti lašišos ikrų. Savaime suprantama žuvelė. Vobleriai naudojami lašišom taip trumpai apibūdinant, yra nuo 7 iki 9, maksimum 10 cm ilgio. Šlakiam nuo 6 iki 8 cm ilgio. Tai pagrindinis orientyras, į kurį reiktų orientuotis. O svarbiausia, kad reikia žinoti, jog naudojami pirmiausia tie modeliai, kurie gerai žaidžia srovėje. O tai yra minnow vobleriai. Ilgi, panašus į lazdeles. Sakykime, kaip mėgsta kartais kai kas sakyti, štai tokios formos, ilgi, siauri, aukšlės formos, trumpai tariant, vobleriai. Kuo jie ypatingi? Jie ypatingi to, kad idealiai elgiasi tiek traukiami prieš srovę, tiek traukiami pasroviui. Be to, jie neblogai žaidžia ir giliuose duburiuose, kur srovė lėtoka, kur lašišos sustoja pailsėti, sakysim, tam tikrose tarpinėse stotelėse. O toliau visi vobleriai dalinasi į liukso klasę ir į ekonominę klasę. Štai dabar rankoje aš turiu, sakykime taip, liukso klasės voblerį. Jisai yra Cormoran kompanijos, sukurtas Cormoran ekspertų ir vadinasi Hisaka Shallow Diveris. Vobleris neria maždaug 1,2 metro. Toks yra geriausias gaudimo horizontas lašišų. Jeigu, žinoma, jūs negaudote visiškoje, sakysim, seklūnėlį, visiškoje rievoje, bet dažniausiai gaudoma yra tokiame gilyje ir tokie vobleriai idealiai tinka. Jų žaismas imituoja aukšlę, grūžlį, galima sakyti, žiūrint priklausomai nuo traukimo tempo. Iš kormorano voblerių taip pat galima dar paminėti, iš tų brangesnių, idealiai tinkančių. Štai tokį voblerį, kuris vadinasi Nokada Killer. Šį voblerį rekomenduoja ekspertai šlakių žūklei, jis yra šiek tiek trumpesnis, irgi jo nerimo gilis tas pats, 1,2, bet jis turi dar tokią uodegėlę, kuri labai gerai vilioja šlakius, atkreipia jų dėmesį praplaukdami, tiesiog erzina savotiškas dirgiklis, kaip dabar priimta sakyti teaser, reiškia masalai, tai masalai su dirgikliu. Čia turime šiek tiek kitokį voblerį, irgi iš kormoranų kolekcijos, universalų voblerį, tinkantį tiek šlakių, tiek lašišų meškeriojimui. Jisai neria šiek tiek giliau, tas vobleris yra, nei minnow, nei shad tipo, toksai vidurkis, kuris labai gerai tinka meškeriojimui
lašišų viliojimui duburiuose. Na, jeigu kalbam apie premium klasę, žinoma, reikia paminėti ir Daivos voblerius, sakysime. Štai čia turiu Daiva Tournament Crystal Current Master voblerį. Vienas iš geriausių Daivos modelių, tinkamų meškeriuoti lašišas srovėje, tėkmėje. Jis labai gražiai žaidžia, idealiai imituoja žuvelės žaismą. Ir antra, šitas vobleris, pavyzdžiui, yra labai gerai nuspalvintas. Štai tokį ryškų masalą labai dažnai lašišažuvės tveria apniukusiamis dienomis, kai matomumas yra prastesnis. Be to, tokios spalvos vobleris jas gerai erzina. Taip kad nepamirškite žvilgtelėti ir Daivos voblerių kolekciją. Na ir savaime suprantama, premium klasės viršūnė, tai Jozuri vobleriai. Na, jie tikriausiai geriausiai žinomi mūsų spinningininkams, kurie gaudo lašišas, nes šie vobleriai jau gerą 10-metį yra tapę lašišinių žuvų gaudimo, tiek lašišų, šlakių, upėtakių favoritais. Štai čia rankoje aš turiu Crystal Minnow modelį, kuris taip pat kaip ir ką tik tai rodytas Daivos modelis, puikiai žaidžia srovėje, idealiai tinka lašišų gaudimų srauniuose ruožuose. Jeigu reikės gaudyti duburiuose, rinkitės L Minnow skęstantį modeliuką, kuris gali būti nugramzdintas į bet kokią jums reikiamą gelmę ir plukdomas tam pačiam horizonte. Na, o ekonominė klasė skirta yra toms vietoms, kur yra daug kliuvinių. Ir kur, sakysime, Jozuri voblerį kainuojantį brangiau negu štai toks lenkiškas Dorado modelis, be galo labai populiarus tarp pajūrio spinningininkų. Vilnijos krašte taip pat yra dažnai naudojamas, kainuoja perpus pigiau. Žaismų, patikėkit, jis niekiek nenusileidžia brangiesiams modeliams. Na, yra tam tikri niuansai. Galbūt tarp jų nėra grimstančių modelių. Visi yra lengvesni už vandenį. Bet už tai, pavyzdžiui, štai šitas modelis, kuris Stick vadinasi, deria į pakankamą gelvę šito liežuvėlio sąskaitą. Jį galite nugramzdinti kartais net 2 metrus, todėl jis puikiai tinka meškeriojimo duburiuose. Na, o srauniuose vietose rekomenduočiau iš ekonominės klasės voblerių keblioms vietom, sakysim, tokiam srauniom vietom, kur yra daug kliuvinių. Taip pat skirtas štai toks labai patogus modeliukas, kurį rekomenduoju šlakių žūkliai Dorado Scout. Beje, neatsitiktinai rodau štai tokio spalvinimo Dorado Scout modeliuką. Jisai imituoja, upėtakio jauniklį, iš esmės. Visos lašišinės žuvys, stambiosios, labai aktyviai veja nuo savo teritorijos jaunesnius gentainius ar giminingų žuvų jauniklius. Todėl tokie vobleriai lašišų šlakių gaudimui dažyti, spalvinti kaip lašišažuvių jaunikliai yra vieni iš priimtiniausių, sakykime taip. Taip kad štai ir visas spektras masalų, kurių jums reikia, leidžiantis į lašišų ir šlakių žūklę mūsų krašto vandenyse. Masalas vėl užmestas, tačiau ne tas, kurio buvo suviliotas upėtakis. Sukaupta patirtis ne kartą parodė, jog toje pačioje vietoje šiuolaikiniai upėtakiai retai atakuoja tą patį masalą, kuriuo buvo sugautas prieš kelias minutės jų gentainis. Todėl Dorado Scout pakeitėme 4 cm Minnow tipo Dorado Classic modeliu. Šis wobleris ne tik pasižymi puikiu žaismu, jos spalvinė gamo yra modeliai tikroviškai imituojantis mažose upeliuose gyvenančias žuveles, kurias aktyviai medžioja upėtakiai. Šis modelis imituoja mėgstamą upėtakių grobį rainę. Deja tapo aišku jau po pirmųjų 3 metimų, kad mūsų taktinė gudrybė nepasiteisino. Upėtakis, kurio išėjimą matėme, dirbtinių masalų nesugalvojo.
nesusidomėję. Šis faktas dar kartą rodo, kad šiuolaikinė upėtakių karta turi kitokią gentinę atmintį nei jų protėviai ir įtartinus atvejus puikiai skiria nuo tikrųjų dalykų. Matyt, užkibusio gentainio reakcija ir blaškimasi sukėlė upėtakių atsargumo priepulį. Tad tą pačią dieną sugundyti įkibti jokių šansų nėra. Nutarėme, kad bristi seklumomis iki kitos geros vietelės nėra jokios prasmės. Todėl iš karto kertame kampą ir atsidurime prie kitos serijos duburių, tapusių duburėliais. Tačiau čia keliose vietose krantas atviras. Todėl upėtakiai matyt vengia atsidurti kažkieno akiratyje, o patys puikiai mato kiekvieną siluetą, pasirodantį ant kranto ir tokias vietas palieka. Šią prielaidą patvirtina ir visiškas nekibimas. Kai žvelgi į kirmokšnių brūzgynus nuo keliuko, neįtartum, kad čia vingiuoja upė, o tuo labiau tokia, kurioje gyvena upėtakiai. Mūsų palydovas panorėjo likti nežinomu, motyvuodamas savo norą tuo, kad po filmuotos siužeto pasirodymo eterį daug draugų įsigėjo sužinoti, kur tos auksinės vietelės. Pasakė, jog dabar prasibroja pro vijokliais apipintus brūzgynus ir skęsdami iki pažastų žolėje, kuri matyt čia niekada nėra mačiusi dalgio, rasim kvadratinio metro aikštelę, kur stovint galima užmesti masalą šalia vagos viduryje įsibridusio akmens. Viskas iš pradžių buvo taip, kaip ir žadėta, tačiau, kai praskleidėm aukštą žolę, tikėdamis atsidurti minėtoje aikštelėje, išvydom sausą smėlėtą pakrantę. Upės vagoje beveik nebuvo vandens. Jis sroveno pačiu viduriu, o duburys su akmeniu buvo permatomas iki pat dugno, tačiau vis tik tai buvo pati giliausia upės vieta, kilometro ilgio ruože, ir masalą užmetėme, neturėdami kitos išeities. Tokioje situacijoje tinka vienintelis masalas – wobleris. Nei sukrė, nei blizgutė tokiam sekliame vandenyje nesuveiks, nes jų plukdymo ypatumas reikalinga nors šiek tiek didesnė gelmė. Be to reikalingas plūdurus wobleris, kad masalą reikalų esant galima būtų kiek paplukdyti iki metimų nepasiekiamos pakrūmės ir kad wobleris iš karto nenugrinstų tiek, kad imtų kabinti dugną. Toks klasikinis masalas nepretenzingas, tačiau pasižymintis puikių žaismų – Dorado modelis Scout, kurio 5 gramų masės užtenka tolimiems metimams. Tylutėliai imame projektuoti metimo trajektoriją ir tuo metu pamatome tai, kas priverčia suvirpėti kiekvieno upėtakininkio širdį. Gerokai toliau nuo akmens, kur tikriausiai yra srovės išgraužta priešingame krante užuolanda, nuvilnyja ratilas.
be jokios abejonės tai upėtakis. Kažką pasiėmė nuo vandens paviršiaus ir vėl pasitraukė į savo slėptuvę. Kiekvienam patyrusiam upėtakininkui nepaslaptys, kad upėtakis pirmo metimo žuvis. Jei pasiseks, tai užmesti masalą, kad jis tinkamai natūraliai priartėtų prie upėtakio slėptuvės. Kibimas ypač tikėtinas. Jei nepavyks to padaryti, labai gali būti, kad upėtakis suklus ir įtardamas, kad dedasi kažkas neįprasto, visiškai nekibs, kad ir kokį masalą jam paskui siūlytum. Šįkart viskas pavyko padaryti taip, kaip reikia, ir upėtakis azartiškai pasivijęs masalas stvėrė woblerį. Seklus vanduo virtė užvirė nuo upėtakio, kuris pasirodė ne jauniklis, tačiau po įnirtingo pasipriešinimo jį pagaliau pavyko ištraukti iš vandens momentiniai fotosesijai. Gerą kilometrą braunamės per tiktų tikriausiai džiunglės, kol atsidurime prie kitos bebrų užtvankos. Tačiau tikriausiai keliame pernelyg daug triukšmo ir upėtakį iš anksto informuoti apie mūsų pasirodymą. Po to vykstame prie dar vienos gretimai tekančios nedidelės upės, tačiau ir čia mūsų laukia žemas vanduo. Tad visi tolesni bandymai aptikti upėtakių susitelkimo vietą taip pat bevaisiai. Pradeda įdienoti, o tai reiškia, jog geriausia upėtakių gaudymo metas praėjo. Nutarėme baigti šios dienos išvyką ir išsukę iš nuošalaus keliuko pasukime atgal. Kokias išvadas galima padaryti iš šios dienos patirties? Akivaizdu, kad nuošaliuose mūsų krašto vietose upėtakių ir netgi stambių dar yra. Antra, kad jie netokie bejėgiai ir nesugebantis atsispirti aukščiausios klasės masalų vilionėms. Trečia, vis tik reikia pripažinti, kad upėtakės tinkamų upių vis mažiau, nes kraštas sparčiai urbanizuojamas ir kažkodėl kiekvienas žemės plotelio savininkas stengiasi jį išlyginti, perkasti, pakeisti upę krantus, nesuvokdamas, kad tinkamiausia vieta gyventi natūrali aplinka. Nuo ketvirta visiškai pasiteisino ankstesnė patirtis, jog geriausias laukinių upėtakių masalas – wobleris. Imituojantis upėtakio apgyventuose vandenyse sutinkamas žuveles. Jei kada sumanysite pakartoti tokį mūsų filmavimo grupės žygį, nepamirškite, kad upėtakių meškeriojimas šiandien yra tapęs filosofija, kurios esmė nepaguldytame į krepšelį upėtakių kiekyje, o tose įspūdžiuose, kuriuos parsinešate iš tokios žūklės, kuri vyksta nuošalyje nuo asfaltuotų kelių.